Nu ką, gerbiamoji publika, dabar mes jums pristatysime picos alla lituano receptas. Nu tai pradėsime nuo tešlos, aišku. Pagrindui reikės vandeniuko, kiaušiniuko ir miltiukų. Nu, dabar vat visi tie 3 ingredientai vieną krūvais, ant stalo pasiklojam viską ir kočiom tešlą! Nu ką, tešlą jau turime paruoštą. Dabar mes ištiesime iš jos labai didžiulis blynas. O dabar ant to blyno dėsime biškį padažiuko, kurį mes radome pas močiutę šaldytuve. Kad būtų pigiau, siūlau šlapenkos pasipjaustyti. Nu, tiks ir vegetarams šitą pizzą. Nu, jeigu varškės sūrio rasi, tai iš viso bus amazing. Bet hebra, dar vieno ingrediento trūksta. Ir kas yra tas ingredientas? Nuostabus tas komponentas. Ir kas yra tas ingredientas? Be kurio nebus picos sortimento. Ir kas yra tas ingredientas? Nuostabus tas komponentas. Ir kas yra tas ingredientas? Nu, picutė jau beveik paruošta. Dabar belieka tik tai kaisti krosnį. Ir visi 400 laipsnių tiesiai alsuoja į jūsų veidą. Ar galite jausti tą malkų aromatą beržinių krosnės, kurią molinę kažkada darė senelis? Žolelių nepamirškit, bet hebra, blemba, nu vieno ingrediento trūksta! Ir kas yra tas ingredientas? Nuostabu